Čia einam pro kajutės, einam dabar į gultus. Kažkur tai yra gultai. Saulė kyla. Čia tos visas salos. Gražiai atrodo. Ten kažkoks miestas yra ant kalnos ir baltoja. Ten laivas yra, matosi. Laivas, ne? Nu matau, nereikite manęs nustumdyti. O, ten laivas. Sakė, Petras, ten laivas plaukia. Aš biškai pritrauksiu, aš pats nematau, tikrai laivas. Tikrai laivas, oho, koks laivas stovi. A viršų gerai matos, Petrai? Tai miestas, ne yra? San Marino miestas. Sala yra. Sala, ne? Koksai? Stampartį? Pažiūrėkime, kokios salos yra sudedamoji archipelago. Santorinio archipelago salų dalis. Taigi, pietinis pats ragas, tolumoje matosi, pro kurį mes ir praplaukėme, tai yra Akrodynė. Jūroje matote nedidelę uolą, salytę su balta kepurėlė. Tai yra Aspronysi sala, centre stūkso vietinis monstras, tai yra ugnikalnis. Kairiau yra Alėja Kameni arba senasis ugnikalnis. Už jos tolumoje matosi kita apgyvendinta Santorinio archipelago sala, tai yra Ferasijos sala. Turi net 350 gyventojų. Na ir 17 šimtmetyje prieš mūsų erą ir skaičiuojant nuo jau visiškai aprašyto ugnikalnio išsiveržimo 128 metais prieš mūsų erą, jisai išsiveržęs buvo 14 kartų. Tai vienas iš pavojingiausių pasaulio ugnikalnių, o visą šitą vandenį, kurį matote apjuotusi, kuris yra viduryje šio archipelago, tai yra pats didžiausias pasaulyje ugnikalnio krateris. Tiktais jisai yra po vandeniu. Kažkada toje vietoje buvo visur sausuma. Ugnikalnis buvo maždaug apie 800 metrų aukščio. Žmonės čia apsigyveno dar prieš 3000 metų. Dar prieš mūsų erą. Taigi, čia jau gyventojai pirmieji gyveno prieš 5000 metų. Santorinio salytė yra pakeitusi savo formą daugelį kartų. Visiškai nedidukė, netgi geologinių kalendoriumi skaičiuojant yra vaikas. Savo formą keitė daugelį kartų. Na, o kas tada įvyko 1650 metais prieš mūsų erą, turiu aš jums būtinai papasakoti. Keletą metų dar prieš didįjį išsiveržimą vyko stiprų žemės drebėjimai. 8 balų, daugiau kaip 8 balų. Mokslininkai nustatė, kad šie drebėjimai buvo tokie stiprus, kad žmonės jau tada traukėsi iš šių vietovių. Jeigu yra 8 balų žemės drebėjimas, jūs jau nebeišstovite ant žemės, paprasčiausiai jau matote netgi jos virpulius. Tai jau yra vienas iš pačių stipriausių ir galingiausių. Taigi, buvo palikti darbo įrankiai ne toje vietoje, kur turėtų būti visada sudėti. Lygiai taip pat ir grūdai buvo rasti aruoduose jau sudygę. Reiškia, žmonės... Sprogimas 1650 metai. Atvykę korintiečiai, kurie buvo jau susiję su minojiečių kultūra, Santorinio sala yra vadinama Kretos mažąja sesute, tuo pačiu ir kultūra buvo visa susijusi, žmonės buvo taikus, nelabai kariavo su kažkokias, o kas dar ir nebuvo su ko kariauti, nes tai buvo pati stipriausia nacija čia šiame regione ir netgi didžiojoje Viduržemio jūros dalyje. Didysis sprogimas. Kai drioktelėjo sprogimas, garsas šis girdėjosi net Skandinavijoje. Smūgio banga apskriejo visą žemės rutulį 4 kartus. Pasekmes būtent dėl šių dulkių. Visas ugnikalnis, kurio aukštis buvo maždaug apie 800 metrų, išlėkė į orą. Praktiškai visą kalną
Sprogimas išnešė ir išdraskė į šalis ir kitose vietovėse. Tuo metu dominavo šiaurės rytų vėjas ir visus pelenus nešė link Kretos rytinės pakrantės ir į Egiptą. Piramidėse atrastų yra Santorinio ugnikalnio dulkių ir pelenų labai dideli kiekiai ir klodai. Kuri buvo susidariusi tarp paviršiaus ir magmos kameros, kuri yra po žeme, čia maždaug 600 metrų gylyje, dabar aišku jau yra pakitusi jinai, neišlaikė šio svorio ir atkreipkite dėmesį, visas šitas vanduo, kuris yra subėgęs, tai yra įlūžusios žemės pasekmė. Plipstelėjo vanduo iš jūros. Už pusvalandžio pasiekusios šios bangos Kretos krantus trenkėsi į šią salą 60 metrų aukščio bangomis. Vienu ypu sunaikinama vienojietiška civilizacija. Visi didieji ir svarbiausi salos miestai, kaip Knosos, Lato, Tyros, taip pat Malija ir visi kiti miestai yra iš karto nušluojami nuo žemės paviršiaus. Nelaimės dar tuo ir nesibaigė. Tuoj pat atėjo nuodingųjų dujų debesis ir taip pat iškrito didžiausi kiekiai. Ir jisai sumanė juos pamokyti. Tačiau tais laikais taip pat ir kilo ir ginčai su titanais. Vienas iš jų tai buvo Prometėjas. Jisai perspėjo savo sūnų Deukatlioną, kad ruošiasi smogti Dzeusas žmonėms. Liepė jisai pasigaminti dėžę ir pasislėpti joje su savo žmona Tyra. Kai trenkė žaibai, krito ugnis iš dangaus, pakilo jūros vanduo. Ar jums neprimena tos pačios istorijos apie ugnikalnio išsiveržimą? Krentantys lavos gabalai, pakilęs jūros vanduo, cunamio bangos ir taip toliau. Taigi, tai yra ištakos būtent šio mito. Plūduriavo ilgai Deukatlionas toje dėžėje, kol užkliuvo jo dėžė už Parnaso viršukalnės. Vėlgi sąsajos su Biblija. Už Ararato viršukalnės Nojaus laivas užkliuvo. Kada jisai išlindo jo? Kada atvyko finikiečiai, kitos religijos jokiais kitais periodais. Bizantiškasis periodas, krikščioniškasis turimas, pirminis tas ankstyvosios krikščionybės dalis, ji tęsiasi netgi iki 7 mūsų eros amžiaus. Tuo metu negu klausytis, aš manau. Taigi, toliau eikime apie turkiškąjį periodą. Vietiniai gyventojai nebuvo spaudžiami priimti islamų, tačiau jie turėjo dvigubą priklausomybę. Irgi dar Taigi, 1808 labirintiniai keliai suveda būtent į šią gatvę. Na, o vėlgi paradoksas su hipokastiniais tik 800 metų.